Prieš 30 metų man labai pasisekė, nes tėvai nupirko kompiuterį. Ir man labai iš karto įtraukė tas juodas ekranas, tie balti kringeliai. Ir aš tada pagalvojau, kad būsiu programuotojas. Ir man įdomu, iš jūsų, kas galvoja šiandien, ar esat programuotojai. Kad būsit programuotojai arba esat programuotojai. Yra mažoka, galvoju, entuziazmo bus daugiau. O netgi įdomu, kas galbūt galvojat, kad būsit projektų vadovai? Trys. Paskui aš jūs pabandysiu pagauti, aš turiu, arba dabar iškart duosiu, kas kėlė 3 rankas, tokį sėkmės talismaną projektų vadovai, nes ambicija yra ir drąsa labai puiku. Prašom. Taigi, tai buvau aš to programuotoju ir jeigu jau būtų, tai tikrai geriausio pasaulio arba bent Justiniškėse, kur einam į tą slaidą, ir programavom ir tikrai gerai sekės. Viskas gerai sekės, komandai patiko, toks būrelis buvo mūsų pradinančiųjų programuotojų ir klientui labai patiko, tol kol klientas nepamatė, ką mes suprogramavom. Tada jam tikrai labai, sako, čia veikia, bet visai ne tai, ko reikia. Ir toks dalykas gavosi, kad komanda tada išsiuntė mane, sako, eik tu pas klientą, tu daugiausiai iš mūsų šneki. Ne tai, kad labai daug šnekiau, bet vis tiek, sako, išspręsk šitą situaciją, kaip čia mums judėti toliau. Ir čia yra toks labai dalykas su visais projektais susiję, kad projektai IT programavimas, dėl programavimo retokai kliūna. Visada visos problemos kyla dėl valdymo, dėl managemento. Dėl to IT reikia labai daug įvairių vadovų. Jeigu sumesi vien programuotojus į vieną krūvą, tai nieko nesigaus. Reikia Scrum Masterių, kurie lydintų mažas komandas, reikia QA lydų, kurie lydintų testavimą, reikia produkto vadovų, kurie vadovautų produktui ar produkto owneriui, reikia projektų vadovų, reikia programų vadovų. Labai daug. Aš nežinau, pažiūrėsiu kompanijos struktūrą, gal trečdalis vadovų. O iš kur jie atsiranda? Jie iš niekur kitur neatsiras, negu iš tų pačių specialistų. Todėl mano teiginys šiandien būtų, kad visi tie, kurie šiandien esam programuotojai ar norim būti programuotojais, neišvengiamai 30% ar pusė jūsų per 5 metus taps vadovais. O vadovai reikalingas įgūdžių rinkinys yra šiek tiek smarkiai skirtingas negu specialistų reikalingas. Tai noriu šiandien pasidalinti su jumis 4 dalykais, kurie man tikrai pravertė būti vadovų, tapus iš programuotojų tokių atsitiktinių vadovų. Bei aš manau, kad tikrai ir jums pravers. Čia tos vėliavėlės, tai truputį parodo mano kelią Nortal. Aš pradėjau projektų vadovų būdamas Lietuvoje e-sveikatos projekte. Tada su e-sveikata važiavau per Abu Dabį, Dubajų, Štutgartą, Helsinkį. 8 metus vykdžiau sveikatos projektus. Tuomet tapau atsakingas už Estijos portfelį 50 projektų. Ir šiuo metu su komanda dirbam su visų Nortal projektų portfeliu 500 projektų. Ir truputį kontekstui, kokie tie projektai. Tai dažniausiai tai dideli, valstybiniai, industrijos, komercijos projektai, ar tai Nintendo domenų migravimas, ar tai kokia plieno linija 5 km Suomijoje, ar tai būtų e-balsavimas Estijoje, tokie sprendimai. Tai čia vėlgi tas kontekstas įdomumui, ar aplaina jums ar ne. Ir tokia pirma taisyklė, visos taisyklės svarbiausios pas mane, gaunasi, sakiau 4, bet čia nulinė, dar neįeina į tas 4, kad niekas nėra juoda ir balta. Čia turbūt akivaizdu, nes dar kaip gali būti mėlyna. Čia iš Estijos patirties jums sakau. Taigi tos teiginius visus praleiskit pro savo filtrą, ką aš sakysiu. Taigi pirmas įgūdis, kuris tikrai ypač svarbus vadovui, yra žinok savo skaičius. Know your numbers pas mus visi kartoja. Skaičius žinot reikia todėl, kad buvimas vadovu viskas yra apie pažadą. Tu pažadė komandai, pažadė aukštesniam vadovui, pažadė stakeholderiam, kad kažkas įvyks, kažkas bus. Tai tie rimtesni pažadai, sakykime, tampa kontraktais pasirašytais, ten binding kontraktais, bet visa tavo reputacija kaip vadovo, ar tai, ką tu pažadėjai, išpildysi ar ne. Ir jeigu nežinai skaičių, gaunasi toks gana random pagal intuiciją spėjimas. Kai kas mane challenge, sako, vis tiek vadovas yra labiau apie intuiciją, tą žodis čiūjus, aš čia turiu patirties, aš čia žinau, bet tikrai man labai pasiteisinę, jeigu tavo planas jau ant skaičių atrodo blogai, tai tikrai bus blogai.
O jeigu planas atrodo credible, visus tos assumptions gali pasitikrinti, tai bus arba gerai, arba blogai. Bet čia kertinis įgūdis. Žinok savo tikslus, ar jeigu esi projektų vadovas, kokia turi būti įbita, koks pelnas, kur šiandien esam, jeigu esi samdytojas, per kiek laiko tu subursi 30 žmonių komandą, kurios tavęs prašo projektas, kad tu nepasakytum ten rytoj ar poryt, jeigu tu sugebi nusamdyti 3 darbuotojus per mėnesį ir taip toliau. Tai va, žinok savo skaičius. Mes norim to savo pažadus už juos stovėti ir juos tikrai pagrįsti skaičiais. Nu, tokia duona ir druska, sakyčiau. Antras įgūdis, daug spalvingesnis ir čia jau prasideda, sakykime, įdomesnės istorijos ir įdomesni, spalvingesni dalykai apie kultūras. Dabar vis tiek, šiandien dirbam dažniausiai globalioje aplinkoje, kultūros skirtingi žemynai, skirtingos tautos, netgi ir toj Lietuvoje, Vilnius Kaunas, skirtingos kultūros, Vilnius Panevėžys ir labai svarbu šitą aspektą vadovui atpažinti ir suprast, kaip tai vyksta. Čia labai daug susideda dalių. Pavyzdžiui, pirmas yra žmonės tarp skirtingų kultūrų. Kaip suburt komandą. Pas mus Nortalė daug yra tarptautinių projektų ir nuolatinė priežastis, kad lietuviai tas sako, mes, tie estai, prasčiau dirba, jie tik tais labiau save reklamuoja. Kokie indai, tai iš viso jie prastai programuoja, mes daug geriau programuojam. Vokiečiai atsilikę ir naudoja fakso aparatą. Jie naudoja fakso aparatą. Bet iš tikrųjų toks dalykas, kad nei tie indai prašiau programuoja, nei tie estai prašiau, tikrai visi yra labai geri. Ir ką mes darom, kuo greičiau komandos būrėme į vieną vietą, kad žmonės šnekėtų vieni su kitus, pažintų, pasitikėtų, nes be to dalykai stringa tiesiog komandos viduje. Nes pradeda vieni kitus ten kaltinti dėl visų problemų ir nieks nevyksta. Ir tie kultūriniai dalykai persikėlė ir sprendimų priėmimus. Atpažint, kaip priėmami sprendimai. Amerikoje labai dažnai priėmami sprendimai vienasmeniškai, greitai, ir jeigu koks nors hedas sugalvoja kažką, gaunam irgi skambutį prieš kalėdas, mums nebereikia 2 komandų. 12 žmonių pasimkit, nuo naujų metų laisvė. Vėlgi, žmonės nusivylę, gerai dirbam, gerai sekės, dabar taip staiga žaibas iš dangaus. Čia kažkaip reikia tą komandą motyvuoti, kad viskas, kokia ateitis laukia. Ir tiesiog tada sausio gal per 3 karalius skambina tas pats žmogus, sako, dabar mums reikia 3 papildomų komandų, tai gražinkit tuos, kas buvo ir dar daugiau. Tai va, Amerikai taip vyksta, tas decisionas greitai vyko, greit atšauktas, greitai vertina, bet atpažint, kad yra kultūrų tokios kaip Suomija, galbūt net Vokietijoje, dažnai ypač Japonijoje, kur sprendimas yra konsensusus principų. Ten tas sprendimas jis vyko, buvo vystomas 3 mėnesius ar 4 mėnesius, jeigu gavot skambutį, kad jau vyniokit komandą, tai tikrai galima išjungti šviesą ir pamiršti tą dalyką, nes tas sprendimas greit nepasikeis. Na ir paskui tokie labai smulkus kultūriniai dalykai, kurie ypač svarbus ir gali arba biznį nukirsti, arba biznį labai gerai išvystyti. Pavyzdžiui, jeigu šneki su kolegom iš vidurinių rytų, jeigu per Teamsus šiuo metu vyksta Ramadanas, galbūt paskutinė diena ar jau baiginėsi, jeigu gersi vandenį arba kavą, tai jie tikrai priims kaip visiškai žaidimą, kad tu nesupranti jų kultūros, nes jie nuo saulės patekėjimo iki laidos negali, nei vandens, nei maisto. Ir čia šnekant su verslo klientais, tai yra šita pas mus labai aiškiai. Tu turi tą recognizinti, jokių tokių niuansų, nes tai demonstruoja, kad tu nepažįsti tos kultūros ir jos negerbi. Ir man labai įdomus irgi vienas toks buvo pavyzdys iš kultūrinių dalykų. Mes Abu Daby dėgiam recepto sistemą, įdėgiam puikiai, viskas veikia, klientas irgi patenkinas, sako puiku, atsidaro tada tos reportus, Power BI, kaip ten vyksta, kur receptai išduodami, kur išrašomi. Ir skambina man, sako, viskas, sistema labai blogai, nenaudojama, unusable, blogai. Tai sakau, kas atsitiko? Tam žemėlapį Power BI įlanka, kuri šalia Dubajus Abu Dabi yra parašyta Gulf of Persia. Ten Microsoft produktas, bingo žemėlapiai, out of the box veikia, Gulf of Persia. Tai sako, tai kas negerai, sako, turi būti Gulf of Arab. Nes arabai ir persai, Iranas tikrai labai nesutarė ir jie vadina dalykus skirtingai. Ir iš tiesų, man atrodė tada, kad kas čia tokia smulkmena, pasizūmink, nesimatys tos įlankos. Išsprendėm problemą, rašė Microsoft'ui, dėjom 0 žvaigždučių, sakom, Power BI neparduodamas klientam, blogas produktas ir išsprendė Microsoft'as per 3 savaitės. Dabar jeigu žiūri, būdamas ten, rodo Gulf of Arab, jeigu žiūri iš Vilniaus, Gulf of Persia. Man atrodė tada, 2018 metais gana trivialu ir
ko čia tas klientas įsidirbinėja, taip patrūkčiam pečiais, pasijuokiam, bet dabar reflektuoju, šiandien, jeigu šnekėtum su klientu ir pasižiūrėtum į kuria spalva nudažytas krymas, vėlgi gali verslas baigtis tą pačią dieną, net nepradėjus galvoti, tai tada supranti, gal aš irgi neįvertinu 18 kokia tai prasmė anom šalim, anom tautom. Tai tas kultūrinis aspektas jis labai įdomus, labai platus ir labai daug nuo jo priklauso. Trečias punktas yra apie patį darbą su savim. Man labai būnant, pradėjus vadovu, keliaujant per tas šalis, labiausia padeda toks supratimas, vos ne Sokrato toks, ką jis ten mokė, žinau, kad nieko nežinau. Visur eiti atvirą galvą, atvirom mintim ir nebandyti galvoti, kad dalykai kinta taip greit ir jie tokie skirtingi, kad aš taip skaitau, kad jeigu 5 metus nepatobulėsi, nepasimokysi, neįsi į priekį, vėl grįši į nulinį langelį į rinkoje. Ar imtumėm tuos developerius, pavyzdžiui, programuotojus, kurie anksčiau programuodavo on-premise, tada vėliau prasidėjo cloudo dalykai, tie DevOps, pipeline'ai, dabar be automatinių live deploymentų nieks neįsivaizduoja programavimo. Dabar kas seka AI, supported arba enabled developmentas, vėlgi visiškai nauja paradigma ir tie visi startuoja nuo nulinio laiptelio, tiesiog tas žingeidumas ir įmas į priekį ypač svarbus. Tuo pačiu kad ir projektų vadovo. Jeigu anksčiau PMP egzaminė viskas būdavo apie procesus, planus, reikalus, tokius hard, prieš 5 metus, kai laikiau tą egzaminą, buvo vien apie tai. Šiandien aš to egzamino be pasirašymo tikrai nebeišlaikyčiau, nes tai patapo tik trečdaliu projekto vadovo įgūdžių dalim. 1/3 yra business acumen. Projekto vadovas turi suprasti, kaip veikia biznis, kaip atneš bizniui naudą. O kitas trečias kampas yra, kaip jie vadina dabar power skills. Man labai patinka tas pavadinimas, nes visi čia Lietuvoje sakom soft skills, dėrybos, ten dar kažkas. Tai tikrai ne soft skills, pervadinti teisingai power skills. Nes jeigu sėdi prie stalo ir tave kita pusė triuškina dėrybose, koks čia soft skills, ten yra absoliuti superinis įgūdis, kuris atneša labai daug naudos. Ir kasdienės situacijos, tas savirefleksija, pažiūrėti kiekvieną situaciją, kodėl įvyko taip, kaip įvyko. Ne per seniausiai turėjau daryti pokytį įmoniai ir tiesiog susirinkus konferencijos gavau, workshop'e gavau tiek daug tokio pushbacko, kritikos, kad viskas čia blogai, negerai, nors tikrai žinai, kad žingsnis geras. Po tokio analizės situacijos paaiškėjo, kad būtent tas žmogus pats kritiškiausias, jam tiesiog iš kito kampo iš aukštyn nuleido šitą užduotį, toks from the top, ir jis labai nemėgsta tokių dalykų. Jam paskambinus ir pradėjau šnekėti, sustarkim, kur tu čia gali man padėti, bet tavo pagalbos man nieks nepavyks. Iš karto situacija puikiai išsisprendžia, turi naują geriausią faną, padeda nuo ryto iki vakaro ir nereikia pačiam sugalvos. Tai atpažinimas tų situacijų, prisitaikymas, adaptacija ypač svarbu šiom dienom. Kas bus už 5 metų, tikrai niekas šiandien nežinom. Ir 4 kampas, tai pats svarbiausias, sakyčiau, toks projekto vadovo, tiesiog bet kokio vadovo tas supratimas, kad jeigu kažkas nepavyko, tai tik tu vienas atsakingas ir tik tu vienas kaltas, niekas kitas. Jeigu šitą priėmus mindsetą, žymiai iš karto lengviau pasidaro operuoti veikloj, nes tas ieškojimas kaltų, kodėl neįvyko, tikrai ne vadovai, labai bloga savybė ir matau, kad jeigu tokių būna vadovų, komandos su jais tiesiog irgi nenori dirbti, nes žino, kad galbūt jie taps atpirkimo ožiais. Tai vėlgi toks angliškas čia kalambūras irgi gimęs per tos vienus iš workshopų, kad vadovas yra tas, kuris jeigu žlunga, tai žlunga jis vienas. O jeigu sėkmė, tai tada valio, visi kartu mes nuveikėm kažką gero. Ir šita atsakomybė, manau, yra esminis toks dalykas, specialisto nuo vadovo. Vėlgi visi 4 dalykai, sakykim, specialistas įsieina į savo tokią vertės kūrimą, vadovas kuria vertę per kitus. Ir apibendrinus, kad lengviau ir atsimint, noriu, kad jūs ir išeitumėt tos žinodami 4 dalykus, kad remti sprendimais ne tik tais intuicija, bet tais ir faktais, ir skaičiais, ir įrodymais, būkit tokie nuolat besimokantis, supraskim kultūros, tai labai įdomu, ir tas verslumas, kad kaip mano, daryk kaip savo, jeigu nepavyko, tai tik aš, nėra nieko kito ko kaltinti. Ir toks įsinešimui dar irgi man labai įdomus ir toks padėjo supratimas, kad tos progos, kurios pasitaiko jums darbe, kažkur karjeros kelyje, visada
jausitės, nu, bent jau aš jaučiuosi, kad tarsi aš nepasiruošęs, kažkoks, dar neturiu įgūdžių, dar reikia man paaugti, gal aš čia praleisiu tą, leisiu geriau pasiruošusiam, bet aš galvoju, kad būtent tai ir yra tos opportunity, tos galimybės, kurių ir reikia siekti, nes jeigu eisi tik ten, kur esi jau pilnai pasiruošęs, tai tada tiesiog gaunas, kad tu visada būsi overqualified ir nueisi žemyn to ir ten nebus tau net ką veikti. Vat, visą laiką tą opportunity galimybių nepraleiskit, būkit irgi laisvinė, užsiciklinė savo karjeros kely, nes viskas keičiasi taip, kad tikrai mes nežinom, kaip čia bus už metų. Ir pabaigai dar galiu pareklamuoti mūsų tokią ir vadovų, ir specialistų, ir inžinierių kalvę. Vėlgi programa, nuo kurios Nortalė labai daug kas pradėjo mūsų. Galiu ir tokių pavyzdžių, kad ir dabar Vilniaus ofise bene dauguma team leadų ir vyr inžinierių ir pradėjo būtent nuo šito laiptelio. Tai yra pradinis laiptelis, pradėjo junior darbą įmonė arba studentam arba persikvalifikusiam. Bet vėlgi, pavyzdžiui, ir Estijos mūsų dabar CEO, jis pradės nuo šios programos, iš QA, iš analitiko, per 10 metų tapo Estijos padalinio CEO, 400 žmonių vadovauja ir tikra vadovų kalvė. Ačiū jums labai.